kuom skiriasi Lietuva ir Švedija. Vakar važiuojant Lietuvą tikrai buvo lygumos ir to vadinamo riedėjimo, kur tikrai vilkikas, kai rieda, jisai vartoja 0 degalų ir vilkikas turi riedėti apie 25-30%, gal net daugiau. Tai Lietuvoje to neturėjom, o Švedijoje šiandien jaučiu, kad turime labai daug riedėjimo. Ir kas yra labai įdomu, Volvo turi IC sistemą, kuri viduje kompiuteryje mato topografiją 2 km į priekį ir jinai pati žino, kada bėgėti. Tai visiškai skirtingas autopilotas lyginant su lengvuoju automobiliu, nes lengvasis visą laiką arba bėgėjasi, arba stabdo. O čia jisai, tu atrodo kyli dar į kalną ir jisai jau įjungia laisvą pavarą ir tu pereini kalną, kalniuką ir ją pačią riedi. Ir jisai gali, kadangi, pavyzdžiui, šiandien mes niekur neskubam, mums iškrovimas yra tik tai rytoj, mes tikrai spėsim, tai aš nevažiuoju 82, aš važiuoju 80 ir taupau kūrą. Gal truputį nukenčia riedėjimas, bet viskas ok. Ką dar noriu pasakyti, vairuotojai skundžiasi, kad jiems ten pipina, mirksi, dar kažkas, nieko panašaus šiandien aš neturiu. Važiuoju ramiai, švedai iš paskos važiuoja, niekas nemirksi, niekas nepipina, viskas yra ok. Tai va, važiuojam švedų nacionaliniais keliais. Va, išmetė į laisvą, aš riedu, nes jisai mato nuokalnį. Puikia mašina.